Kai pagaliau ištrūkstame iš vienatvės spąstų, kai turime drąsos ištiesi ranką, pasaulis, rodos, atsako netikėtai. Žmonės, kuriuos laikėme tolimais, gal net abejingais, dažnai parodo, kaip jiems rūpime, kaip ir jie taip pat ilgėjosi ryšio. Ir būtent šiame taške suvokiame, kad vienatvė kartais mus apakina, neleidžia pastebėti meilės, kuri jau yra aplink mus. Izoliacija turi tą apgaulingą galią, dėl kurios viskas atrodo tamsiau. Tarsi gyvenimas būtų tik vienodų dienų seka, be jokios vilties pokyčiams. Pradedame tikėti, kad žmonės yra per daug užsiėmę, kad galbūt niekas tikrai nenori nuoširdžiai su mumis bendrauti. Tačiau iš tikrųjų yra širdžių trokštančių artumo, dalinimosi akimirkomis, to ryšio, kuris peržengia žodžių ribas. Pirmasis žingsnis įveikti vienatvę yra suvokti, kad tam tikrų metų visi jaučiame šį skausmą. Gali būti, kad kiekvienas jį patiria skirtingai, skirtingomis aplinkybėmis, tačiau jis yra universalus. Žinodami tai, galime sušvelninti jausmą, kad esame nesuprast. Šis skausmas yra bendra patirtis, tarsi šešėlis aplankantis mus, tačiau jis taip pat gali išnykti, kai nusprendžiame veikti. Dažnai taip pat turime ieškoti savyje galios priimti kitų meilę ir rūpestį, nebijodami atrodyti pažeidžiami ar būti teisiam. Priimti apkabinimą, patarimą, palaikymą sunkiais momentais reikalauja nuolankumo ir tuo pačiu didžiulės stiprybės. Atsiverti meiliai, leisti kam nors artintis nuoširdžiai, tai drąsos aktas. Ir būtent tokia drąsa griauna vienatvės sienas. Yra paslėptas grožis pažeidžiamume. Jis mus daro žmogiškesnius, labiau susietus su tuo, kas iš tikrųjų svarbu. Kai parodome savo trapumą, baimes ir net nesaugumą, kuris mus persekioja, suteikiame ir kitam laisvę būti savim. Vienatvė pradeda nykti, užleisdama vietą abipusiam supratimui, nuoširdžiam palaikymu. Šis ryšys, nors ir paprastas, turi galią priversti mus vėl pasijusti visaverčiais. Taip pat ateina akimirka, kai suvokiame, jog neturime būti tobuli, kad būtume verti meilės ir draugijos. Priimti šią tiesą yra išlaisvinantis jausmas. Juk niekas neprivalo būti 100% pasiruošęs tam, kad galėtų mylėti ar būti mylimas. Priešingai, mūsų trūkumai ir randai daro mus unikalius, ypatingus tų, kuriems iš tikrųjų rūpime akyse. Vienatvė gali išmokyti mus priimti ir net vertinti šias detalės, kurios kuria mūsų tikrąjį aš. Ir kai pagaliau apkabiname šią netobulą meilę, kai leidžiame kitiems mus matyti visus, įvyksta kažkas magiško. Tuštuma pradeda pildytis ne tik kitų žmonių šiluma, bet ir mūsų pačių priėmim. Nes iš esmės tikrasis vienatvės išgydymas prasideda tuomet, kai išmokstame gerai jausti savo paties draugijoje, vertinti savo buvimą taip pat kaip kitų. Vis dėlto svarbu prisiminti, kad kelias iš vienatvės nėra tiesus. Kai kuriomis dienomis vienatvė atrodo tolima, lyg pagaliau būtume įveikę tą kliūtį. Tačiau kitais momentais ji gali grįžti, nors ir trumpam. Ir tai yra normal. Šie pakilimai ir nusileidimai yra kelionės dalis, priminimai, kad savęs pažinimo ir ryšio kelias susideda iš žingsnių pirmyn ir trumpų pauzių. Kiekvienas žingsnis, kiekvienas mažas gestas artina tave prie to, kas iš tikrųjų svarbu, gyvenimo, kuriame yra prasmė ir tikslas. Ir ši prasmė kuriama diena po dienos mažuose ryšiuose, kuriuos puoselėjame, ryšiuose, kuriuos atnaujiname ir drąsoje tęsti, net kai baimė atsiverti bando mūsų stabdyti. Taigi, kai vienatvė vėl bando grįžti, prisimink šią akimirką. Prisimink, kiek jau nuėjai visas akimirkas, kai pasirinkai atsiverti, o ne užsisklęsti. Ir tęsk eidamas ten, kur tau gera, kur jautiesi ramus, kur prisimeni, kad niekada iš tikrųjų nebuvai vienas. Juk vienatvė, kad ir kokia slogi būtų, tai yra vienas mūsų istorijos skyrius. Ir tai, kas iš tiesų svarbu, yra tavo galia perrašyti šią istoriją, ieškoti naujų puslapių, naujų veikėjų, naujų galimybių mylėti ir būti mylima. Pamažu suprantame, kad vienatvė yra ne tik našta, bet ir veidrodis. Ji atspindi, kas esame, kai pasaulio triukšmas nutyla, ir atskleidžia dalis mūsų, kurių dažnai vengiame. Vienatvė savo gelmėse suteikia mums galimybę suprasti savo trapumą ir galimybę atkurti savo stiprybę neneigimu,
bet priėmimu, koks esame. Ši priėmimo kelionė vis dėlto nėra lengva. Ji verčia mus prisiminti skausmingus momentus ir patirtis, kurias kartais norėtume užmiršti. Tačiau būtent ten, susitikimuose su savimi, pradedame suvokti savo tikrąją vertę. Suprantame, kad vienatvė dažnai verčia mus pažvelgti į vidų ir susidurti su tiesomis, kurias kitų buvimas gali užgožti. Dėl to yra kažkas vertingo laiko praleidime su savimi, mokantis vertinti savo draugiją. Šis procesas moko, kad būti pilnam nereiškia priklausyti nuo kitų pritarimo, bet rasti pusiausvyrą tarp ryšio poreikio ir ramybės, kurią suteikia buvimas vienumoje. Kai tampame emociškai labiau savarankiški, vienatvė nustoja būti nuolatiniu priešu ir tampa ramybės akimirka, būsena, kurioje galime papildyti sielą. Tačiau šie emocinė savarankiškumas nereiškia visiškos nepriklausomybės nuo kitų. Priešingai, kuo labiau save pažįstame ir priimame, tuo labiau esame pasiruošę nuoširdžiai atsiverti kitiems, be kaukių ir apsimetinėjimų. Vienatvė moko, kad nereikia apsimesti tuo, kuo nesame, norint būti mylimiems. Ji padeda suvokti, kad mūsų tikrasis aš turi vertę ir tie, kurie iš tiesų mums rūpi, mylės mus būtent už tai, kas esame. Šis supratimas yra išlaisvinantis. Giliai save priimdami, paleidžiame nuolatinio pritarimo poreikį. Šis savęs priėmimas tampa pamatu, ant kurio galime statyti sveikesnius ir tikresnius santykius, kuriuose baimė būti atstumtam nebeturi galios mūsų valdyti. Taip vienatvė, kuri anksčiau atrodė kaip našta, tampa jėga, vedančia mus į tikrus ryšius. Ir tuomet kiekvienu žingsniu link kito, kiekvienu draugystės ryšio atnaujinimu. Suprantame, kad tikrasis vaistas nuo vienatvės nėra pabėgimas nuo jos, o jos supratimas ir integravimas į mūsų kelionę. Tai tyli jėga, kuri tinkamai suprasta, padeda vertinti vienatvės akimirkas, bet ir žmonės esančius šalia mūsų. Ryšiai, kuriuos kuriame po išgyventų vienatvės momentų, dažnai būna stipresni ir tikresni. Jie gimsta iš abipusio supratimo, atvirumo parodyti savo pažeidžiamumą ir empatijos kito trūkumams. Kai randame žmonės, su kuriais galime dalinti savo tikruoju, vienatvė praranda savo šešėlį ir tampa mūsų sąjungininkė emocinės brandos procese. Tad, brangusis, jei atsidūrei vienatvės draugijoje, nelaikyk jos priešų. Išklausyk, ką ji tau nori pasakyti, suprask, ką ji nori parodyti. Dažnai būtent per vienatvę randame jėgų atsitiesti, suprasti savo pačių vertę ir puoselėti ryšius, kurie iš tikrųjų svarbus. Tegul kiekviena vienatvės akimirka, kad ir kokia sunki ji būtų, padeda tau sukurti vidinę ramybę ir pasitikėjimą savim. Tegul šis vidinis pasaulis tampa tavo prieglobsčių ramybės šaltiniu, net kai pasaulis aplinkui atrodo chaotiškas. Kai jaučiamės pilnaverčiai savo paties draugijoje, suprantame, kad niekada iš tikrųjų nesame vieni. Būtent šioje vidinėje ramybėje pradeda skleistis tikrasis džiaugsmas. Vienatvė galiausiai išmoko mus, kad giliausia ir patvariausia meilė yra ta, kurią randame savyje. Ir kai išmokstame mylėti tai, kas esame, ši meilė plinta, pasiekia mūsų supančius žmonės ir keičia mūsų santykius. Tai meilė, kuri nieko nereikalauja mainais, bet suteikia geriausią mūsų dalį, nes kyla iš priėmimo ir ramybės. Tad tebūnie kiekvienas tavo žingsnis mielasis vedamas šios meilės. Tebūnie vienatvė tau kelrodė žvaigždė, o ne kalėjimas. Ir tegul šios kelionės pabaigoje tu suvoki, kad nors vienatvė buvo tavo kelionės draugė, ji niekada nebuvo tavo tikslas. Tikrasis tikslas yra susitikimas su tikruoju savimi, o per tai su kitais laisviau, nuoširdžiau, tikriau. Kai suprantame, kad vienatvė gali būti mokytoja, ima dėtis kai kas neįtikėtino, tuštumos pojūtis anksčiau slegiantis virsta erdvę augti. Vienatvė neišnyksta, bet praranda savo jėgą smaugti, paralyžiuot. Vietoj to ji tampa derlingų laukų, kuriame galima sodinti naujas intencijas, erdvę, kurioje gali apsispręsti, kuo nori tapti ateityje. Būtent šioje tyloje daugelis atranda tikrąją drąsą. Drąsą paleisti tas savo versijas, kurios nebepadeda, drąsą pervertinti pasirinkimus, palikti kaukes, kurias nešiojame, norėdami pritapti. Vienatvė suteikia progą atrasti, kas yra tikrai svarbu,
ką verta nešti toliau. Ir šio proceso metu išmokstame skirti tai, kas mus papildo, nuo to, kas tik blaško dėmesį. Šis aiškumo momentas atskleidžia kai ką gilaus, išmokus gerai jaustis vienumoje, atrandame vidinę laisvę, kurios niekas negali atimti. Ši laisvė leidžia daryti autentiškesnius pasirinkimus, gyventi pagal savo įsitikinimus ir svarbiausia atsisakyti poreikio visiems įtikti. Laisvė šiuo atveju yra ramybė būti savimi, nesvarbu, ką mano kiti. Tačiau yra ir daugiau. Kai vienatvė tampa apmąstymų ir priėmimo erdvė, ji mus paruošia kažkam dar didesniam, tikram artumui su kitu žmogumi. Nes tik tas, kuris gerai pažįsta save, gali nuoširdžiai atsiverti kitam be baimės, be nevilties, nesistengdamas užpildyti vidinių tuštumų. Vienatvė paradoksaliai mus moko tikrosios ryšio vertės. Priimdami save pradedame priimti ir kitus su visomis jų įdomis bei sudėtingumu. Tai tarsi pasiruošimas naujai meilės formai meiliai, kuri nesiekia užpildyti kito, bet dalytis ir kartu kurt. Meiliai, kurioje du žmonės eina šalia. Ne tam, kad prarastų save vienas kitame, o kad paremtų vienas kitą pakelt. Ši meilės forma kyla ne iš stokos, bet iš gausos iš tikrumo, kad nors kitas ir pasitrauktų, liksime sveiki ir pilnatviški. Su šiuo tikrumu pradedame matyti, kad kiekvienas susitikimas, kiekviena draugystė ir kiekvienas ryšys turi gilesnę prasmę. Kai kurie žmonės mūsų kelyje atsiranda tam, kad mus kažko išmokytų, kiti kad įkvėptų, o keli reti kad lydėtų visą gyvenimą. Kai suvokiame tai, kai priimame gyvenimo laikinumą, esame pasiruošę mylėti be prisirišimo su laisve ir lengvumu. Tačiau ši meilė neapsiriboja vien žmonėmis. Pakeitę santykį su savo pačiu vienatvė, taip pat atsiveriame meiliai pasauliui, kuris mus supa. Pradedame matyti grožį paprastuose dalykuose, atrandame ramybę gamtoje, vertiname tylos akimirkas. Vienatvė anksčiau gąsdinusi tampa ramių palydovų priminimu, kad gyvenimo kelias visada prasideda iš vidaus ir tęsiasi į išorę. Vienatvė suteikiama savęs atradimo kelionė moko mus pažvelgti į pasaulį kitomis akimis. Anksčiau nepakeliamos atrodžiusios problemos ima mažėti. Neramumai trukdė užmigti, tampa nereikšmingi, kai suvokiame, kokie esame pajėgus jausti. Būtent šioje ramybėje, aiškume, pagaliau randame prasme, kurios taip ilgai ieškojome. Juk iš tiesų ieškome ne vienatvės nebuvimo, o savo paties buvimo pilnatvėje. Kai esame pilni savimi, gyvenimas tampa lengvesnis, turtingesnis. Santykiai tampa ne emocinėmis atramomis, o šventėmis, kurios išreiškia, kas esame. Draugystė, meilė ir partnerystė tampa mūsų pačių ramybės pratęsimu, o ne vaistų nuo mūsų skausmo. Tad mielasis linkiu, kad niekada nebijotum vienatvės. Kad matytum ją kaip augimo galimybę, kaip šansą pažinti savo sielą. Priėmęs vienatvę kaip natūralią gyvenimo dalį, atrasi didybę būti savimi ir tuo pačiu galimybę pasidalyti šią ramybę su kitais. Kad ir kokius žingsnius žengtum, prisimink, vienatvė nėra bausmė, o kvietimas. Kvietimas vėl susijungti su savo esme, atrasti drąsą gyventi autentiškai ir suvokti, kad tikroji laimė kyla iš vidaus. Kai jautiesi gerai būdamas su savimi, kiekvienas naujas ryšys tampa dovana, o kiekviena akimirka palaima. Tad mielasis, jei vieną dieną vienatvė vėl pasibelstų į tavo duris, atverk ją su ramybe. Priimk ją ne kaip nemalonų svečią, o kaip seną draugę atėjusią priminti, kas iš tiesų yra svarbu. Leisk jai vėl parodyti tuščias erdvės, kurios laukia, kad jas užpildytum meile, savo sielos kampelius, kuriems reikia daugiau šviesos, ir svajonės, kurias galbūt buvai palikęs nuošalyje. Prisimink, kad nors kartais vienatvė gali atrodyti nepakeliamai sunki, ji taip pat atneša retą galimybę iš naujo atrasti save. Vienatvė kviečia mus atpažinti tai, kas yra svarbiausia, atskirti nuo to, kas mus tik blaško. Priimdami šį kvietimą randame vidinę jėgą, kuri mus palaiko sunkiausiomis valandomis. Pasaulis gali būti triukšmingas ir chaotiškas, tačiau vienatvė suteikia reikalingą tylą, kad išgirstume savo balsą. Ji moko mus išsivaduoti iš kitų nuomonių, išorinių lūkesčių ir apkabinti savo tiesą.
Tai darydami atrandame, kad vienatvė gali būti derlinga dirva, kurioje siejame svajonės, idealus ir stiprybę, leidžiančią tvirtai eiti pirmyn. Vertink tuos vienatvės momentus. Naudok juos kaip progą atgauti jėgas, apibrėžti savo kelią ir ugdyti pasitikėjimą savimi, kurio niekas negali iš tavęs atimti. Tuo pačiu metu atmink, kad nereikia visada eiti vienam. Vienatvė gali būti pradžios taškas, bet ji nėra galutinis tikslas. Ji paruošia dirvą, kad atėjus tinkamam laikui, būtum pasiruošęs atvirai ir dosniai atsiverti kitiems. Juk gyvenimas įgauna prasmę dalijantis, bendraujant per džiaugsmus ir iššūkius. Kuo geriau pažįstame savo esmę, tuo daugiau galime pasiūlyti pasauliui tikros buvimo vertės. Kai išmokstame gyventi ramybėje su savimi, kiekvienas naujas ryšys tampa turtingesnis, nuoširdesnis, mažiau priklausomas nuo lūkesčių ar trūkumų. Bendraujame ne tam, kad užpildytume tuštumą, o tam, kad augtume kartu, kad plėstume savo ribas. Tad, mielasis, visada prisimink, kad vienatvė nėra nuosprendis, o pamok. Ji nėra čia tam, kad tave įkalintų, o kad išmokytų vertinti laiką su savimi ir atpažinti ryšius, kurie tikrai svarbus. Tegul kiekvienas vienatvės momentas tampa naujo atradimo proga, žingsnių link vidinės laisvės. Ir kai žengsi į pasaulį su lengva širdimi ir ramybe, kurią atradai savyje, pamatysi, kad net ir tarp daugybės žmonių niekada nebūsi visiškai vienas. Nes savyje radai saugius namus prieglobstį, kurio niekas negali iš tavęs atimti. Ir tai, mielasis, yra tai, kas gyvenimą padaro tikrai vertingą.